Šiai dienai problemas matome, jas identifikavę, kaip galėtų geriau klubai vystyti savivaldybėse, tačiau dar trūksta pasitikėjimo, susitarimo. Tikrai yra atskirų savivaldybių, kur šią problemą išsisprendė ir tikrai klubai gal šiek tiek greičiau vystosi, bet kalbant apie tolimesnius žingsnius, tikrai dar pasigendame duomenų. Mes niekaip nepriimame sprendimo, ar mes norime eiti į klubinį modelį ar nenorime eiti į klubinį modelį. Mūsų kaimynai estai jau kuris laikas yra nuėjęs būtent į tą klubų modelį. Tikrai reikia daug diskusijų, laukia daug iššūkių. Aš labai tikiuosi, kad vieną dieną tai pasikeis ir tokios konferencijos padės mums tą kelią rasti kuo greičiau. Sporto bendruomenė yra nuostabi, sporto bendruomenė tikrai Lietuvoje yra kur augti, daug augti, tik tai reikia galbūt palaikyti bendrus ryšius kartu ir rasti tą bendrą tinkamą struktūrą ir galbūt kažkokius tai projektus galbūt vykdyti kartu, kad pasiekti bendrų tikslų. Siekti būti geresniais žmonėmis, bet po to jau sportininkais, iš esmės, tai parasportas mes norime per sportą paveikti žmonių gyvenimą ir skatinti juos siekti ne tik sportinių tikslų, bet ir asmeninių tikslų. Tai šalia to be abejo sukurti visas galimybės, tai mes tą bandom padaryti ir prašome tada tik tai iš ateinančių sporto žmonių vieno dalyko, tai tik tai noro. Viskas atsiremia į pačius žmonės, į bendravimą su tais žmonėmis, į pajutimą ir šiaip aplamai darbas su žmonėmis nėra lengvas, jis yra be galo sudėtingas, tai turbūt visa šita konferencija eina, kaip tą darbą optimizuoti, kaip gerinti, kaip daugiau įtraukti, kad fizinis pasirengimas Lietuvoje būtų didesnis, vaikai ir visi ir panašiai. Klubai iš tikrųjų tie, kurie atvyko, jie dalinosi, norėjo būtent būti išskirtiniai ir kas yra labai svarbu, jie mato prasmę tame, ką daro. Ir tai yra visiškai didžiulis pagrindas ateities perspektyvai ir be jokios abejonės jie dar toli daug įvairiausių mums siurprizų ir gerųjų naujienų atneš.